vyksta Ukrainos ir Gruzijos įtraukimo į NATO procesas? Kodėl nuolat spaudžiama Baltarusija? Jei kas mano, kad tai daroma iš meilės ir pagarbos tiesai ir demokratijai, tas labai klysta. Tiesiog būsimoms NATO operacijoms reikalingos teritorijos arba taip vadinami placdarmai. Na, o Baltarusijai šiame didelėme žaidime tiesiog nepasisekė, nes jos prezidentas nusprendė neparsiduoti. Tai NATO yra ne va taip priedanga lėktuvais, dangų valo nuo priešo, kurio dar nėra danguje, o ant žemės nežinia kas būtų, bet psichologiniai žmonės siekia ir Europos Sąjungos, ir NATO prisijungimo saugumui užtikrinti. Dabar, kada jau priklausai kokiam nors klubui, tai turi lošti to klubo, taip sakant, kortomis ir dalyvauti tenai. Afganistano karas gali atnešti daugiau siurprizų, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Afganistano laimėjimus kovoje su narkotikais neilgų talibų valdymo laikotarpiu 2001 metais pripažino net Jungtinių tautų generalinė asamblėja. Nė viena šalis negali pasigirti tokiais rezultatais. Prekyba heroinu – tai biznis, atnešantis milijardinius pelnus, ir už jo stovi galingos jėgos. 2001-aisiais, kai Afganistaną valdė talibai, šioje šalyje buvo pagaminta 185 tonos opiumo, o 2002-aisiais, po to, kai į Afganistaną įsiveržė NATO, jau 3400 tonų. Panašu, kad Britanijos ir JAV užsienio politika įtakojo ir iš prekybos narkotikais gaunamas pelnas. Otavos universiteto profesorius Michaelas Hasudovskis teigia, kad slaptas JAV tikslas Afganistane buvo neapdairiai talibų suardyto narkotikų prekybos tinklo atkūrimas. Kanados profesorius tvirtina, kad narkotikų srautus Afganistane kontroliuoja CIA, o Afganistano vadovas Hamilis Karzajus yra jos agentas. Žinoma, profesoriumi galima tikėti, galima ir netikėti, tačiau jo teiginiai nėra jau tokie neįtikėtini. 2008 metų tarptautinėje kovos su narkotikų platinimu strategijoje pateikti tokie oficialūs Jungtinių tautų duomenys. 2007 metais Afganistanui teko minimum 93% pasaulinės opiumo aguono rinkos. Jų pasėliai užėmė 193 tūkstančių hektarų plotą. Iš šių plotų buvo gauta 8,2 tūkstančio tonų opiumo. Yra ir dar viena labai svarbi aplinkybė. Kirgizijos policininkai teigia, kad po NATO karinės operacijos Afganistane narkotikų prekeiviai iš šios šalies pradėjo gabenti aukščiausios kokybės heroiną. Iki tol pareigūnams tokių heroino siuntų sulaikyti neteko. Jų teigimu, tokio heroino gamybai reikalingi didžiuliai specialių komponentų kiekiai, kurių kalnų takais tikrai neatsigabensi. Afganistanas, Kosovas – tai oro koridorius NATO transporto lėktuvams, gabenantiems karinius krovinius iš Europos į Afganistaną ir atgal. Kosove yra didžiausia JAV karinė bazė Europoje. Norint išsiaiškinti, ar šiuo oro koridoriumi tikrai gabenamas heroinas, vienaip ar kitaip teks paliesti ir Kosovo nepriklausomybės paskelbimo klausimą, kurį beje palaikė ir mūsų Seimas. Nesigilinkime į tarptautinės teisės vingrybes. Geriau atkreipkime dėmesį į tam tikrus labai iškalbingus faktus. Buvusi Hagos tribunolo prokurorė Karla Del Ponte paskelbė sensacingą pareiškimą. Savo knygoje "Medžioklė. Aš ir karo nusikaltėliai" ji papasakojo, kaip dabartinė nepriklausomo Kosovo valdžia susikrovė turtus, prekiaudama pagrobtų serbų vidaus organais. Del Ponte teigia,
kad jai buvo daromas spaudimas, primiktinai siūlant savo knygą visuomenė pristatyti tik po Kosovo nepriklausomybės paskelbimo. Ir tikrai, jeigu ši knyga būtų anksčiau išvydusi pasaulį, Kosovo nepriklausomybės klausimas būtų sukėlęs labai daug abejonių. Specialistai, kovojantys su neteisėta narkotikų prekyba Europoje, rimtai susirūpinę dėl naujo taip vadinamo auksinio trikampio Balkanuose atsiradimo. Šį trikampį sudaro Albanija, Kosovas ir Makedonija. Šalys, kuriuose vyksta nepertraukiamas heroino gamybos procesas. Britanijos žvalgybos tarnybos SIS duomenimis Kosovo narkomafija kontroliuoja beveik visą Europos heroino rinką. Kanados detektyvas Stuartas Kelokas, tarnavęs Jungtinių tautų policijos UNMIK padalinio vadovų Prištinoje, pareiškė, kad Kosovo narkomafija platina heroiną visoje Europoje, o JAV juos tyliai palaiko. Kelokas pažymėjo, kad Amerikos diplomatai Kosove sutrukdė pareigūnams laikyti narkotikų prekeivius iš Albanijos. Pareigūnas įsitikinęs, kad šio narkotikų kartelio stogas Kosovo ministras pirmininkas Hašimas Tači. O dabar paklauskime savęs, kieno interesus Afganistane ir Irake gina mūsų kariai? Ar dabartinė Lietuvos užsienio politika vėl netaps mūsų vaikų ir anūkų tragedija? Ką jie pagalvos apie mus, jeigu jiems iš viso pavyks išgyventi? Vykstantis karas Irake, taip pat Afganistane, kur tarnauja mūsų krašto apsaugos tarnybos darbuotojai, kariai. Ir tikrai labai griežtai mes pasisakom prieš tokią misiją, kuri tikrai traktuojama kaip okupacinė, intervencinė kariuomenė į kitos valstybės teritoriją. Lietuva niekada nesankcionavo tokių dalykų. O tai yra ne NATO reikalas, o tai yra vieno asmens ambicijos, tai yra Bušo reikalas, kurisai proteguoja šitus karus, prisiremdamas NATO struktūromis. Todėl tikrai reikia baigti tokius dalykus, išvesti mūsų žmonės, lietuvius, iš tų okupuotų šalių, iš Irano ir Irako. O jeigu prezidentas pats dalyvauja tame, reiškia, mūsų šalies vadovas dalyvauja tame nematomame kare, tai tegu pats paima automatai ir eina ir kariauja tenais. Aš tai prieš karą visame pasaulyje, o jo labiau Irake. Kodėl turi kovoti mūsų jauni vyrai, kurie galėtų kurti šeimas, auginti savo vaikus, auklėti? Aš tikrai prieš karą. Jeigu kas nori, tegu kariauja. Tegu užsirašo savanoriais ir eina. Jeigu nori žaisti vyriškus žaidimus, bet aš prieš šitos žaidimus. Ką aš galiu pasakyti, kaip moteris, aš žinoma prieš karo Irake. Aš prieš karą Irake, Afganistane, aš nenoriu, kad žūstų mūsų vaikai. Prieš, kategoriškai prieš, viskas. Kadangi Irako kare žūsta mūsų tautiečiai, tai reiktų manyti taip, kad reiktų pasisakyti prieš tą karą. Tai, kas vyksta Lietuvoje, nėra mūsų politikų nekompetencijos pasekmė. Viskas daroma sąmoningai, vadovaujantis tam tikra doktrina. Praeito šimtmečio pradžioje buvo išbandyta valdomo chaoso doktrina. Šiandien šią doktriną kone visame pasaulyje bando įgyvendinti JAV neokonservatorių atstovai. Chaosas Afganistane, chaosas Irake, neramumai Ukrainoje, Gruzijoje ir taip toliau. Baltijos šalyse irgi kaitinama atmosfera ir būdai vis tie patys. Pagrindinis jų – istorijos klastojimas. Pagalvokit. Kodėl narkotikai pinga, o maisto produktai, nežiūrint nuolat krentančių supirkimo kainų, brangsta? Kodėl mūsų gaminami degalai Lietuvoje parduodami brangiau nei kaimynėse šalyse? Kodėl Lietuvoje duona brangesnė nei Anglijoje? Kodėl populiarėja fašistinės nuotaikos? Kodėl inteligentija skursta?
Kodėl visuomeniai nuolat peršamas priešo įvaizdis? Kodėl nemokamas mokslas daugeliu jau neprieinamas, uždarinėjamos mokyklos, mokytojams mokami mažiausi atlyginimai,